Sveiki, broliukai ir sesutės. Na kągi, šį kartą bus klausimai ir atsakymai. Būtent atsakymai iš terariumo arba apie terariumą arba kažkas tai va taip susijęs su terariumu. Čia ne šiaip su paprasti kažkokie tai atsakymai. Tai ir bus pirmas klausimas. Įdomu, kada jūs sužinojote, kad gyvenate melo terariume, aš tik prieš 5 metus, plius minus galutinai. Na, žodžiu, tai matyčia klausia manęs ir mano antrininko, tai aš tai žodžiu nesako, kada jūs sužinojate, tai taip. Tai aš tai, kaip ir sakiau, aš gyvenu nuostabiai mūsų planetui Žemėje ir su terariumu tai nieko bendro neturiu, bet mano antrininkas, tai jisai jau yra iš terariumo ir jisai, žodžiu, gyvena tam terariume, kaip sakant, nuo pat jau savo gimimo. Ir paklausiu aš jo, kaip kitą, sakau, kada tu sužinojai, kad čia gyveni tam melą tam terariume ar panašiai. Nu ir jisai kągi man jisai papasakojo, jisai papasakojo, kad jau nuo pat vaikystės jam jau atrodė kažkoks tas terariumas kažkoks netikras. Nu, bet tai prasidėjo turbūt nuo to, kai reikėjo eiti į bažnyčią, ten, žodžiu, visokių ten tų komunijų prieiti. Ir kai davė tas kunigėlis tą komuniją ir sako Kristaus kūnas, nu ir reikėjo gerti tą, tai yra valgyti tą Kristaus kūną, o pats kunigas dar gėrė Kristos kraują, sakė, ir gėrė tą kraują. Tai man iš karto kažkaip labai visą laiką, nu, nematai tam mano antrininkui, jūs kitą sykį aš painioju, tai šiandien manęs nepykit, aš ne koks ten profesionalas ar panašiai, žodžiu, bet kartais jo būna, kad susitapatinu mintyse savo su savo tuo antrininku, tai vat, ir kitą sykį pasakau, kad man, sakykim, tai vat, tai žodžiu, jam sakė, labai keistai atrodydavo, kai reikia valgyti ten žmogaus kūną ir bandėsi ten kaip vaikas klausinėti, o dėl ko čia reikia valgyti tą kūną, taigi čia žmogus ten ir panašiai. Nu ir pasakė, jau jam tai paaiškino maždaug, kad jisai čia pats pasiaukojo ir čia jo auka yra žmonėms. Ir žodžiu, vat, reikia valgyti tą kūną, kad priimti jo tą auką ar kažkokį panašų ten briedą, dabar jau tiksliai aš ten nebeatsimenu, kad ten tas antrininkas ten pasakojo, nu, bet esmė, kad prasidėjo tai va viskas nuo tos komunijos, sakykime, o viską tas mažas tas vaikas tikėjo, kad ir ta žemė, kad ir planeta, kad ir apvalu ir kad ten viskas taip toliau, žodžiu, gyvena ten tam savo tam terariume, bet, kaip čia pasakyti, tas melas, jisai po truputį krito, vis kažkokie vis nauji dalykai atsirasdavo, kur matai, kad, nu, pamatydavo tas mano antrininkas, kad ten melas. Ir vienas melas, ir kitas, ir ten, ir moksluose visokiuose, ir ten visokiuose fizikose, ir chemijose. Kai mokinos mokyklai, tai ne, atrodo, kad čia tikra teisybė ir irgi pasitikėjo to mokslu, nu, aš tai ir po šiai dieną pasitikiu, nes pas mumis planetai Žemėje tai mokslas, kaip sakant, yra teisingas, ne taip kaip ten terariume. Nu, žodžiu, bet ir to mokslu pasitikėjo ir viską, ir žodžiu, va taip, paskui turbūt pirmas toks lūžis įvyko 90 kažkelintais ten metais, gal kokiais ten 3 ar panašiais. Jo, turbūt apie tuos metus, kai jau, sakykime, toks pirmas didelis lūžis įvyko ir labai daug to melo atsiskleidė ir nuo to laiko skleidės tie visokie melai. Ir sunku netgi pasakyti, ar kada čia sužinojo, kad gyvena tą melo terariume, tiesiog to melo vis daugiau ir daugiau atsiskleisdavo ir netgi yra tokių melų, kurie dar ir šiai dienai tik tai atsiskleidžia, sakykime. Tai nėra, nu, kai kurie dalykai antiek, sakykime, šokiruojantis yra, kad buvo momentų, kad net reikėdavo, kaip čia sakyti, ten pasakojo jisai, kad reikėdavo netgi gulėti ir galvoti, ar iš tikrųjų aš nesu išprotėjęs, nu, kad negali tai būti iš tikrųjų antiek viskas, kaip čia sakykime, uzurpuota ten to nevidono tarnų, kad visos praktiškai sritis visais klausimais, nu tiesiog, va, kur pasimsi, kokią sritį be paimsi, kokį klausimą be paimsi ir visur yra melas, apgaulės, kažkoks kenkimas ten ir panašiai ir panašiai. Nu ir žodžiu, tai va, nu ir žodžiu, kaip ir sakiau, 90 kažkelintais metais, paskui ten apie 2000-uosius chemtrailai visokie atsirado akiratį, nors kiek žinau, kad jie jau ten ar vos ne nuo 70 metų Amerikai pradėti, ar nuo 80 metų, o paskui jau, aišku, ir pas mumis, sakykime, nežinau, kada toj Bananijoj buvo pradėti ten purkšti, bet mano antrininkas nuo 2000 metų kažkur maždaug tos chemtrailus ten sekė, jau Bananijoje buvo pilnai purškiami, tai nemažiau vadinasi kaip 24 metai praktiškai jau yra purškiami tie chemtrailai. Tai va toks tas būtų atsakymas turbūt to sužinojimo. Tai čia
nebuvo to antrininko tas toks vienkartinis kažkoks sužinojimas. Tai tiesiog čia, kaip, sakykime, galima su svagūnu to palyginti, ne, ten lupi tą svagūną, vis arčiau tos teisybės, kaip sakant, krapštėsi va tas antrininkas, nu ir nežinau, ar čia dasikrapštė ar nedasikrapštė, bet priartėjo tai tikrai. Nu ir aišku, ateidavo tos informacijos visokios, negaliu sakyti net informacijos, žinios, jau sakykime, ateidavo tos žinios įvairiais būdais, kur tiesiog ateina ta žinia kažkokia, tai tos žinios kažkokios ateina ir tu žinai, kad čia yra tikros žinios. Ir sunku net paaiškinti, iš kur jos ateina, kaip jos ateina ir kaip tu žinai, bet vat, viduj, žodžiu, tiesiog žinai, kad yra taip ir turi tą vidinį žinojimą kažkokį. Nežinau, kaip čia gal labai keistai skamba. Na, aišku, tas terariumas iš viso toks keistas yra pasaulis. Ten ne taip, kaip pas mumis viskas mokslu pagrįsto. Ten, žodžiu, visokie dalykai yra, sakant. Tai va, tai tiek čia į tą atsakymą apie melo tą terariumą, kurį, va, kaip ir sakiau, tą terariumą yra uzurpavęs Nevidonas, melo karalius, ir viskas jame paremta yra būtent melu. Gerai, toliau kitas klausimas. Kitas klausimas, Kveikas gerbiamasis, turiu klausimą, ką manai apie Hitleris, kai jis masiškai žudė žydus. Gal buvo už ką juos žudyti, gal jei nebūtų tiek išžudęs, būtų viskas, kas dabar vyksta, tie anksčiau. Nes dabar jie užima visas svarbias pozicijas. Ką manai? Nu, žodžiu, ką aš galiu atsakyti dabar į tavo klausimą. Tai čia vėlgi priminsiu, pas mus planetoje Žemėje tai aišku vyko baisus dalykas, ten holokaustas ir panašiai. O terariume tai čia, kaip sakant, tik tai knygutėse rašo, kad masiškai žudė ten tos žydus ten ir taip toliau. Tai aišku, nešioja jie ten tas žvaigždės savo, bet klausimas dar dėl kokių tikslų ten jo tas žvaigždutės jie nešioja. Kažkiek tai tų žydų žinoma, kad įžudė, nes turėjo, sakykime, padaryti, kaip sakė, vat kas gavosi dabartiniam rezultate, ne, vat jeigu tai pasižiūrėt. Tai galutiniam rezultate gavosi taip, kad žydai įgavo visam pasaulyje ten super duper visokias privilegijas, nu, žodžiu, ten ir finansiškai gavo visokių kompensacijų, belė kiek ten ir taip toliau. O kiek tų žydų nužudė, tai yra turbūt lašas jūrai palyginus su tai, kiek nužudė visų kitų tautų žmonių. Tai nemanau, kad čia žydai yra kažkom tai išskirtiniai tam terariume, bet pas mus, aišku, planetoje Žemėje, tai čia viskas yra kitaip žinoma, čia tikrai, kai tautos buvo genocidas ar kažkas tai tokio. O terariume, žinokit, tai netgi tokios tautos kaip žydai niekada nebuvo ir dabar tenais nėra. Tiesiog viskas yra dirbtinai sukurta, ale aprašyta, ale yra tokia tauta, ale ir sukurta visa ta istorija melaginga tos tautos, užtat ir vadinasi netgi jinai turbūt istorija, ne? Nes iš Toros viskas yra ištraukta. Na ir kaip ir sakiau, ten buvo parodomieji, tik tais galbūt vieni kiti, kažkokius ten tos žydus paaukojo, sakykime, tuos, kurie paprasti buvo žmonės ir turbūt per daug dorovingi, ar kaip čia pasakykim, dori per daug, tai va tuos žydus jie ir matyti ir išžudė, kaip sakykime, padarė tą auką tokią. O paskui, aišku, jau ir netgi tie, kurie dabar toj valdžioj, va, tam terariume sėdė ir užima tas svarbias pozicijas, kaip va čia rašo. Tai klausimas dar iš vis, ar jie ten žydai ar ne žydai, nes, nu, pasižiūrėjęs, ar tu gali iš tikrųjų nustatyti tautybę į žmogų pasižiūrėjęs. Nu, yra galbūt kažkokių tai tautybių, kurios turi kažkokius ten charakteringus bruožus, bet jeigu pasižiūrėti žydus, tai nežinau, ar jie turi kažkokių charakteringų labai jau tokių bruožų, kad galėtum pasižiūrėjęs į žmogų pasakyti žydas. Tai lygiai taip pat žydą pasižiūrėjęs gali ir ten ir gruzinų pavadinti, ir ten italų kokiu nors, ar ispanų, ar visokių tų žydų yra, ne? Nu, tarkim, sakykime, nu, aš bent jau apie terariumą kalbu. Tai va, tai gal, kad žydai visi tie va tam terariume, tai yra toksai grinai dirbtinis konstruktas ir jokių žydų kaip po tokių su ta žydiška istorija, manau, kad nėra, yra viskas tik tais tam, kad galėtų paskui tam, kas reikia vadinti save žydais, užiminėti kažkokias pozicijas, gauti kažkokias kompensacijas ar panašiai, nuo visos tos kompensacijos, tai čia nieko daugiau kaip tik tais tiesiog atiminėjimas pinigų iš paprastų žmonių. O jeigu pasižiūrėt dabar, kas vyksta, tarkim, Izraelį, taigi visi tie patys žydai, visi suskiepyti ten po 15 kartų ir panašiai, ir ne jokia ten nei išrinktoji, nei dar kokia nors ten ta tauta, ir niekas į juos ten nežiūri, lygiai taip pat sėkmingai tas Nevidonas juos naikina, kaip ir visas likusias tautas.
Tai va, nemanau, kad jie čia kažkokie išskirtiniai, bet kažkoks matyti yra tikslas pas tą Nevidoną, kad jisai va taip va kiša tos žydus, ale kažkaip per visokias ten, sakykime, melagienų priemonės, ar per, kaip čia pasakyti, ir per tą oficialią poziciją va specialiai daro, kad žmonės va taip kažkaip ant tų žydų dantį būtų pakabinę. Tai va, tai nežinau ką, va, tai ką manau, tą ir pasakiau.